Šaltas, vanduo šaltas, viskas šaltas. Nu ką, šiandien va tokiam, būčiau palikus šaunuolę, kad jau papilmuoti. Tokiam kambariukė mėgojom naktį atvažiavę atskridę į Cebu City. Kambariukas pats iš savęs nieko baisaus, tik pilnas mažų greitų skruzdėlyčių, kurių dabar pilni visi mūsų daiktai. Nu ir aišku, garsas. Ir karštis. Bet karštis, aš manau, ne nuo lauko, o nuo to, kad veikia va šiti visur. Ir garsas bele koks. Vandens aparatas, be vandens, tai dar mokamas. Dar tokio nemačiau. Labas rytas, Lina. Kaip mums čia sekasi? Gavom pusryčius, gavom kario ir kažkokiu japoniško kažko. Omleto. Šiaip ne taip, tai keliavom iki autobusų, kuris mus veža pas Liklius. Susipakavom pakiniečiai ir dabar valgom vaisius. Nusipirkom labai įdomų daiktą. Ryžių, kažkoks desertas miltų. Žiūrėkit, kokie vyrukai apsikabinę persiką. Bet iš tikrųjų tai čia su pyčiai. Bet iš tikrųjų tai čia su apelsinais. Va, toks va daiktas viduje, bet blem. Kažkas viduje kieto yra. Ai, žiūrėk, kad skiri saldainiai. Gal nebus kaip mėsi, kaip tikėjomės. Mūsų bilietai buvo pakeisti į va tokius išmuštom skylutėm. Čia kiek mokėjom turbūt, o čia, nežinau, kilometražas, tada dar kažką. Jeigu kas nors jūs aiškinsit, kas čia išmušinėta, nes jis ranka išmušinėjo, tai duokit žinią. Labas rytas, mėly žiūrovai. Mūsų rytas prasidėjo ankstyvai, 4:30 ryte, nes 5 buvom sutarę, kad mus paimt triratuko vairuotojas vežti žiūrėti whale sharks, kaip į lietuviškai, nežinau. Bangininių ryklių. Bangininių ryklių. Kurie šiaip nardymas pasidaro tik tai nuo 6, mum nuo ten, kur gyvenam, 15 minučių kelio. Bet atvažiavę jau radom bele kokią eilę ir mes eilėje esame 98. Ar 98 laivelis, nieks nežino. Ar 98 laivelis, bet mūsų kava pasidarė. Einam. Hot and ice Americano. Thank you. Enjoy your coffee. Have a nice so day. much. Tai va, kavos pertraukėlė. Kavos pertraukėlė. Viskas yra gerai. Taip, viena kava Aurimui, kita kava mūsų vairuotojui.
Nežinom, kuri karšta ar šalta. Ne, tai jam tai šalta, nes jisai karštos mėgėnas čia Filipinė. Ir mūsų vairuotojas, kadangi vietinis viską žino, tai mes labai dar jau, nežinau, 15 kartų pasidžiaugėm tarpusavį, kad... Gera 200 pesų investicija. Jo, nes jisai viską žino, jis sakė, aha, nu tai dabar jūsų čia išplaukimas bus po kokią 7:30 ar 8:30. Tai dar prieš tai nuvarysim iki Krioklių, tenai pasižiūrėsit Krioklius ir tada grįšit šičia prasiplaukęs su rykliais. Tai va, toks mūsų planas. Super. Mes daro pliuškų. Sakė, tu neįsivaizduoji, kaip šalta. Interviu, kaip Krioklys? Gyvus, oras šaltas, vanduo šaltas, viskas šaltas. Bet Kipre kalnų upė būdavo šaltesnis, tai čia biški šiltesnis. Labai stiprus kritimo jausmas. Eik tu, atrodo nieko nėra, kai stovi. Tai iš viršaus tokia kaip akmenukai, kaip kruša per galvą. Sulong na babet. O, kisa na ikoy. Kalba su tavimi. Mūsų pusryčiai po visų kelionių ir nardymų, ir beždžionių ir panašiai. Aurimas va su šaukštu doroja mangą. Ir aišku, kauliuką reikia labai nuoširdžiai apgraužti irgi. Skanus mangas. Geras kauliukas. Geras kauliukas. Mangas rūgštokas. Gaivus toksai mangas. Atėjom papietauti. Viena influencerina aš valgau. Aurimas valgo šiandien, aš influencinu, va. Dėl to, kad aš pietukų pamiegojau po visų plaukiojimų.
O Aurimas nepamiegojo pietuko. Va, skanu. Čia yra bananų visa priekaba. Vien bananas. Mes prieiname prie forto, kuris parodo šito miestelio didybę ir ten viską, nes ispanai buvo užkariavę ir pasistatė savo fortą. Nes kaip tu dominansas sertinė. Fortas turi gražią prieplauką, kur galima prieiti prie vandens. Yra maisto būdelių, nes visur yra maisto būdelių. Ir prieimas prie vandens.